Sveiki žiūrovai ir svečiai. Čia ką mes turim? Turim virtą kumpį, kurį mes susipjaustysim. Nelabai smulkiai. Susipjaustysim taip pat svogūną. Ir paskui pamatysit, ką darysim. Taip. Kumpis yra. Dabar pjautum svogūną. Irgi tokiom riekutėm. Čia mes atsikradom vieną puoduką grikių. Dedam pilam į katilą. Ir dabar puodukas grikių, 2,5 puoduko vandens, truputį druskos. Nu, grikius turim, puodukas grikių, kaip sakiau. Čia yra pusė puoduko vandens. Čia yra 2 puodukai vandens. 2,5 puodukai vandens ant puodelio, ant puoduko grikių. Ir truputį druskos. Ir viskas. Ir laukiam, kol užvirs. Užvirs 15 minučių neatidengus verdam, išjungiam ir dar paliekam ant 10 minučių. Nu, praėjo 15 minučių. Mūsų grikiai jau yra išvirę, kaip turi būti, ir dabar mes juos padedam į šoną, neatidarom ir laikom dar, kol pakepinsim savo svogūnus, morkas ir kumpį virtą. Dar šiai galim. O, dabar dedam morkas ir svogūnus. Pakepsim, dėsim kumpį. Kumpis mūsų yra virtas ir parūkytas. Čia turim pasidarę jau tokias salotas, burokėlių salotą ir svogūną. Darysim su majonezu šiandien. Spjaučiau smulkiai, taip kad su majonezu bus pats tas. Mūsų svogūnai jau kepa su morkytėm. Druskos nedėsim, o kad kumpį turim sūdytą, kumpis sūdytas yra. Biškį prieskonių, be druskos. Grikius mes pasūdėm, grikiai irgi yra jau su druska. Ir uždėsim česnako džiovinto. Apkepšia mūsų daržovės, dėsim kumpį. Čia jau turim iškepę, sudedam kumpį. Nu ir dedam grikius. Kokie gavosi. Nu, dabar kepam. Nu, tegul šila biškį. Nu ir lai, pašilo. Dedam į lėkštes. Nu, pašalo. Taip darysit grikius, niekad neapsiliksit. Aprašau salotus. Prie stalo, skanaus
Ir iki sekančio. Iki.